Labas rytas visi. Sveikinu visus atėjus į antrąją būtent festivalio dieną. Ir labai džiaugiuosi, kad po truputėlį renkasi ir turim šiandien jūs. Iš karto prieš pristatydama diskusiją raginu beklausant, mūsų diskutuojant, pagalvoti, o ko jūs norėtumėt paklausti. Kas jums įdomu, gal norėtumėt pareplikuoti arba tiesiog komentaru pasidalinti. Tai diskusijos pabaigoje tam turėsim laiko ir galėsime padiskutuoti jau ir su auditorija. Taigi, šiandieną mūsų tema, aš esu Gintarė iš Debridge Foundation, filantropinio fondo ir su Lietuvos laisvos rinkos institutu kalbėjome, kokią čia temą galėtumėme padiskutuoti, pagvildenti susijusią su filantropija. Tai šiandienos tema ir šiandien ką kalbėsime, tai apie filantropijos ekosistemą kaip dalymosi kultūrą. Dalymasis iš tikrųjų tai nėra materialiniai ištekliai. Ar ne? Tai yra kultūrinis identitetas. Ir Lietuvos istorijoje yra daug pavyzdžių, kas pagrįstų tai. Kaip pavyzdžiui, talka kaime, tarkim, kada susirenka visi, padeda bendruomeniai pastatyti stogą arba nukasti bulves. Baigiant knygnešiais, kurie rizikavo savo gyvybę tam, kad pasidalintų knygomis su bendruomenė ir kad mūsų tautos dvasia neišnyktų. Tai iš tikrųjų dalymosi stiprybė buvo mumise ir mes ją turėjome, nepaisant to, kad neturėjome materialinių išteklių, bet turėjome vieni kitus. Šiandien galime pamatuoti dosnumą reitingais. Ir pagal World Giving indeksą Lietuva 21 metais labai džiaugiasi, kad rekordiškai turbūt netgi buvo pakilusi į 83 vietą iš 121. Tačiau šiandien smukom žemyn rekordiškai, vėl esame beveik pabaigoje reitingų lentelės. Tai šiandieną ir norisi pakalbėti apie dalymosi kultūros fenomeną. Kodėl mes esame, kur esame, kokie yra mūsų iššūkiai ir ką turėtumėm pakeisti galbūt, kad mūsų situacija pasikeistų. Tai šiandieną kalbinsiu, pradėsiu nuo pašnekovo savo iš kairės, tai Mindaugo Morkūno, Mo muziejaus vystymo vadovo ir patariamosios valdybos nario, atsakingo už partnerystės, rėmimą ir filantropijos bendruomenės vystymą muziejuje. Taip pat turime Rimantę Paulauskaitę Digaitienę, kuri vadovauja Sengirės fondui. Ir Sengirės fondas per paskutinius 5 metus sugebėjo surinkti net daugiau nei 1,6 milijonus eurų ir sugebėjo išsaugoti daugiau nei 285 hektarus ploto senųjų miškų ir girių. Turime ir Audrių Masionį, UAB Baltišės House direktorių, nekilnojamo turto vienos iš didžiausių vadovą, kurio organizacija ir įmonė stipriai prisideda prie socialinės atsakomybės, remiant tiek jaunimo liniją, Raudonąjį kryžių, pasaulio šitą Kontempo, kiek žinau, festivalį šiais metais paremėte Kaune. Ir Justinas Noreika, tai yra pirmojo universitetinio, filantropinio, neliečiamojo Vilniaus universiteto fondo vadovas, kuris dirba su šalies ir diasporos filantropais, verslo atstovais, alumnais ir padeda, kad mokslas, šviesa pas mus ir inovacijos būtų pažangios Lietuvoje. Tai šiandieną turime labai šaunią komandą ir aš pristačiau šiek tiek, ką veikiate. Ir man atrodo, pradėsime diskusiją su klausimu apie jūsų patirtį, nes norisi išgirsti iš jūsų pačių, kiek arti esate dalymosi kultūros. Tai pirmasis klausimas galbūt visiems, toks kaip icebreakeris būtų pasidalinti, kaip jūs iš savo asmeninės patirties, gal turit savo asmeninių istorijų, vertinate dalymosi kultūros prasme. Kas jums yra dalymosi kultūra? Galima gal nuo jūsų, Mindaugai. Taip, sveiki, labą dieną dar kartą, arba labą rytą, kam darytas. Tai man atrodo, dalymosi kultūra iš esmės galimybė nuveikti kartu kažką daugiau negu atskirai.
Tai tiek kalbant apie savo bendruomenę, tiek apie savo aplinką, tiek apie didesnę bendruomenę, miesto, šalies ir panašiai. Tai muziejaus atveju aš gal vėl pacituosiu tokią populiarią frazę, kad mo muziejaus steigėjai Danguolė ir Viktoras Butkai, kada įsteigė muziejų, tai taip irgi pasakė, kad mes norime su tuo savo veiksmu padovanoti Lietuvai ir Vilniui kultūros Mercedesą, kaip tokį kokybišką produktą, bet tikimės, kad ant kuro visi susimes, kad Mercedesas važiuotų. Tai čia galbūt taip perfrazuojant, norint, kad veiktų ir vystytųsi ta veikla. Tai ko gero, viena vertus mes esame dėkingi žmonėms, kurie įkūrė muziejus, kita vertus esame dėkingi mūsų rėmėjams ir partneriams, kad muziejus tai, ką nuveikė per tiek laiko, tai tik tai dėka visos bendruomenės, kuri susibūrė ir vystosi per tą laiką. Tai čia, manau, irgi vienas iš dalymosi ir bendradarbiavimo atspindžių, ką galima nuveikti kartu. Ačiū. Rimante, kaip jums dalymosi kultūra iš savo asmeninės patirties istorijų, ką jums jinai reiškia, apie ką yra? Sveiki. Tai labai dėkingas darbas, kad susiduriu su tuo dabar nuolat, kiekvieną dieną, su ta dalymosi kultūra ir tas turbūt labiausiai ir motyvuoja. Man dalymosi kultūra labiausiai apie tai, kad gali prisidėti kiekvienas, absoliučiai kiekvienas savo būdu. Tai nėra būtinai pinigai, tai gali būti laikas, resursai, sklaida, ta minėta talka, tai iš esmės Sengirės fonde ir esam realiai talka, kas kaip gali, kaip mato prasmę prisidėti ir nelabai tu gali to net sustruktūruoti. Tai man ir yra apie tai, kad tu nori pakeisti, tai tu eini ir darai. Gali prisidėti, net jeigu esi vaikas, ar ne, tarkim, taromato senoje ir gali paukoti, net ir mažas vaikas gali suprasti, kad galiu prisidėti savo būdu. Tai man apie asmeninį galėjimą prisidėti, jeigu tik tau rūpi. Sveiki, laba diena. Aš turbūt nieko naujo nepasakysiu, tik tai pratęsiu tai, ką jau paminėjo Mindaugas ir kolegė iš Sengirės fondo. Tai iš tikrųjų tai yra apie kiekvieną iš mūsų, apie pilietiškumą, apie atsakomybę. Ir galvodamas apie tas asmeninės istorijas, aš gal vieną tokią prisiminiau iš savo šeimos aplinkos, kuomet jau dabar praėjo beveik 100 metų, kuomet mano tėčio gimtinėje mano senelis kartu su savo kaimo bendruomenė nusprendė įprasminti savo pasipriešinimą prieš tai, kad buvo okupuotas Vilniaus miestas ir nusprendė, kad jie nori pastatyti paminklą prie įvažiavimo į gyvenvietę, ant kurio būtų užrašas "Mes be Vilniaus nenurimsim", kaip simbolį kovos, kad mes niekada nepasiduosim, kol sostinė vėl nebus Lietuvos. Ir kad jie tai padarytų, kad surinktų reikiamas lėšas, buvo organizuojami kaimo jaunimo pasirodymai, renkamos lėšos. Vieni buvo atsakingi už iždą, kiti buvo atsakingi už idėjos įgyvendinimą. Ir tai yra vėlgi tas pavyzdys, kuris rodo, kad mes turim tradicijas, mes turim šaknis ir kad žmonės jau prieš 100 metų suvokė, kad visuomeninis gėris tai nėra valdžios atsakomybė, tai yra kiekvieno žmogaus atsakomybė ir kai tu ėmiesi tos iniciatyvos, tikrai gali padaryti ir mažus, ir didelius darbus. Tai norisi, kad tos tradicijos augtų ir toliau Lietuvoje būtų puoselėjamos ir manau, kad mes turim tam jau pirmuosius gerus daigus, tiesiog norisi tęsti ir prie to prisidėti. Sveiki, aš gal taip nestandartiškai atsakysiu iš tokios labai asmeninės pusės, ką man reiškia dalymosi kultūra, tai yra galimybė turėti itin įdomią darbo vietą. Itin įdomią, itin prasmingą, kurti kažką, ko Lietuvoje dar niekas nebuvo sukūręs, tai yra pirmąjį universitetinį neliečiamo kapitalo fondą, kur mes paramą investuojame ir tik investicijų grąža yra naudojama universiteto finansavimui. Ir atsimenu, kai prisijungiau prieš keletą metų, labai daugelis žmonių sakė, super, labai gera idėja, labai prasminga, bet per anksti. Lietuva dar nepasiruošus ir tai galimybė prisidėti prie tos dalymosi kultūros keitimo, auginimo, įveikti tos iššūkius, kurių yra apstu ir paskui pasiekti tą rezultatą, kviečiant visus dalintis įvairiom formom, yra labai įdomu, prasminga ir varant į priekį jėgą. Ačiū visiems, kad pasidalinote savo istorijom ir dabar tada užfiksuojant tą dar per anksti, ar ne? Ir šiaip filantropija Lietuvoje dar 19 amžiuje, Oginskis, Sapiegos, jie rėmė bažnyčias, ligoninės ir nebuvo mums svetima dalymosi kultūra.
Tarpukaris tuo tarpu buvo aukso mecenystės laikotarpis. Dabar skaičiuojam labai panašius metus. Tarpukaris 32 metus truko, mes dabar jau skaičiuojam virš panašiai tiek metų. Tai apie dabartį, pavyzdžiui, pakalbėkime. Justinai, kadangi esi pirmojo neliečiamojo kapitalo fondo vadovas ir bendrauji su filantropais, verslo partneriais, alumnais, universiteto bendruomenė, matai raidą, kaip tu vertini dabartinę filantropijos ekosistemą, dalymosi kultūrą, ar jai dar reikia formuotis, kokia tavo nuomonė būtų? Tai esame labai teisingame kelyje. Dar prieš kokius 2-3 metus būčiau sakęs, kad dar embriono stadijoje, kuri auganti, bet pastarųjų turbūt kelių metų pavyzdžiai jau ko gero nebeleidžia sakyti embriono stadijoje kažkokia jau pasiekiama patruputį branda. Ir kad ir mūsų fondo pavyzdys, mes per tuos kelis pirmus metus augom pamažu ir džiaugdavomės 100 000 eurų surinkę per ten pusę metų. O pernai daugiau negu padvigubėjom, buvo bent 10 atvejų su 6-ženklė parama, 2 atvejai buvo 7-ženklė parama, virš milijono vienas atvejis, kitas atvejis beveik 5 milijonai Kanados lietuvių palikimas. Ir jaučiam, kad tos sėklos, kurias pasėjom prieš kelis metus, tas įdirbis jau pradeda duoti rezultatą šiandien gana natūraliai. Tokio didelio proaktyvumo, kurio reikėjo prieš 5 metus, jau nebereikia, nes jauti, kad įvairios ir kitos iniciatyvos labai skatina, užkrečia gerais pavyzdžiais, nuo Mo muziejaus iki Radarom akcijos ar ne, ir keliama yra tam tikra ta paramos kartelė. Ir tu jauti, kad tiek organizacijos, tiek ir asmenys gal pradeda vis labiau galvoti, o kas iš to, kas toliau, ar ne, kas po manęs. Tai aš manau, kad esame labai teisingame kelyje, tas World Giving Index gal nereikėtų labai kreipti daug dėmesio, ar ten, man atrodo, ar ten 100 vietoje, ar 800 ar 110 per nelik didelio skirtumo nėra dėl visokių ten statistinių paklaidų ar šiaip ten metodologijų, bet ko gero tam indekso keitimui reikėtų tam tikrų ir tokių valstybinių paskatų, kur plačiai visuomeniai atvertų galimybę aukoti patogiau, motyvuočiau ir panašiai. O ta didžioji filantropija, jinai tikrai smagiai užsisukinėja. Tai situacija yra daug geresnė, ką girdime iš Vilniaus universiteto, iš Justino, ir galėtų būti ir geriau. Tai apie kaip galėtų būti geriau, to neužilgo pakalbėsim, bet dar paminėjai 5 metų laikotarpį. Mo muziejus jau 7 metai, ar ne? Kaip, Mindaugai, tu vertini iš kultūros pusės, ar ne, čia švietimas, mokslas, o kaip kultūroje, kokia situacija? Ar dabar yra geriau lyginant prieš 7 metus, nes, kaip suprantu, su Mo muziejumi nuo pat pradžių esi, kaip tu vertini? Tai čia kaip visada viskas turi kaip ir lazda du galus. Tai viena vertus taip geriau, nes muziejus gyvuoja 7 metus, bendruomenė auga, ji yra užaugusi, muziejaus veiklos taip pat augo iš tikrųjų. Tai galbūt tokios daugiau reikia indėlio ir paskatos priminti ir nepamiršti, kad vis dar to palaikymo reikia, nes norint vystyti ir auginti veiklą, tai aišku, kad tas palaikymas svarbus. Ir mes čia kaip tik atkeliaudami kartu į diskusiją diskutavom, kad labai neramu visada kultūroje arba švietime girtis, arba pasakyti, kad gerai sekasi, jeigu kas nors klausia. Nes mes versle, kai kalbame, tai jeigu gerai sekasi kažkuriam verslui, tai visi supranta, atrodo, kad reikia investuoti, nes kažkas augs ir bus geriau. Jeigu kultūroje kas nors paklausia ir pasakai, kad gerai sekasi, tai tada atrodo viskas, jau palaikymo nereikia, nes savaime viskas vyksta. Bet tuo tarpu, daugelį veiklų, ko gero fondo, taip skirtai viskas sudaro parama, bet kultūros arba švietimo įvairių iniciatyvų iš savo tiesioginės veiklos, bilietų pardavimo ar panašiai uždirba 1/4 savo pajamų, 1/4, 1/5, čia sėkmingai dirbant. Visa kita vis tiek yra parama, palaikymas ir panašiai ir panašiai. Tai viena vertus taip, tikrai yra geriau, bendruomenė yra užaugusi, muziejus tikrai yra sulaukęs daugiau palaikymo ir stengiasi išlaikyti. O jeigu tokiu valstybiniu masteliu kalbant, tai, ką Justinas paminėjo, kad vėl viena vertus gal reiktų ir nekreipti tą indeksą, aš tai sakyčiau, valstybiniu mastu reiktų kreipti dėmesį į tą indeksą, nes pasauliniu mastu ir regioniniu mastu buvo kalbėta daug, labai ataskaitų tarptautinių buvo, kad reikia valstybėms išnaudoti tą laikotarpį 20-21
kovidinį, taip sakant, laikotarpį, kad iš tikrųjų buvo gera proga suaktyvinti palaikymo tą jausmą ir jį galbūt išlaikyti, nes jeigu nebus dedama pastangų valstybinių lygmenių, tai iš tikrųjų greičiausia, kad nusės ir vėl sumažės tas palaikymas. Tai aš pritariu, kad iš esmės pats indeksas turi įvairių kvestionuotinų klausimų ten dėl metodikos ar panašiai, bet proporciškai, jeigu parodo, kad Lietuva kažkur pašoko ten netoli viduriuko ir paskui nukrito, tai parodė tai, kas ir buvo prognozuota, kad jeigu nebus pasinaudota aplinkybėmis ir situacija, tai vėl kažkur grįžime galbūt į buvusius duomenis. Tai va, o šiaip aišku, Lietuvoje, man atrodo, kad filantropija vystosi, auga ir populiarėja, tačiau vėl ten kalbant, sakykime, duomenimis galbūt, tai tikrai yra erdvės, kur augti, nes jeigu taip lyginti Lietuvą su Skandinavijos šalimis, su Europos šalimis arba su Amerika ir lyginant šiek tiek tam tikrų yra tekę skaityti ataskaitų, lyginant paramą nuo BVP, iš tikrųjų kokie yra santykiai, tai mes ten turime erdvės dar augti tarp 4 ir 8 kartų priklausomai su kuo lyginsimės. Tai reikia džiaugtis, aišku, tais pavyzdžiais dalintis, tik tai aš gal visada bijau truputėlį ypatingai, jeigu kas nors iš valstybės atstovų sėdi šalia, sakyti, kad jau viskas gerai, nes tada nuleidžiamas rankos ir nebedaromi namų darbai, nes valstybinio lygmenį jų daryti tikrai reikia, mes manau dar apie tai pakalbėsime. Tai sakyčiau, kad esame gerame įsisiubavime ir įsibangavime ir tikrai dar yra erdvės, kur augti ir vystytis visose srityse. Man labai smagu girdėti, kai kalba apie gerus pavyzdžius, nes jie atrodo užkrečia. Tada kaip tik turėtų būti daugiau norinčių jungtis, remti, dalyvauti, bet suprantu ir tą pusę, kad kadangi jeigu gyvenama didžiąją dalimi iš paramos, iš filantropijos, tada nesinori taip jau garsiai džiaugtis, bet apie tą džiaugsmą iš kitos pusės, vat, tiek Justinas, tiek Mindaugas, jūs esate tie, kurie pasirūpina paramą šiek tiek, rūpinatės, kad jinai ateitų, o vat iš verslo pusės žiūrint, kiek mes matome viešumo, pasitikėjimo, sėkmingų pavyzdžių, kurie užkrečia, kur neatrodo, kad blogai, kad čia giriasi, ar ne, arba sako, kaip mums gerai sekasi, nebereikia čia mūsų daugiau remti. Bet kaip verslas mato, ką jūs galvojat reikėtų remti, prisidėti, kur tų gerųjų pavyzdžių matot, kurie užkrečia jūs? Aš gal sakyčiau, sunku kalbėti apie verslą kaip vieną vienetą. Verslai yra labai skirtingi ir dažnai dalis verslų yra smerkiami už tai, kad jie neprisideda prie socialiniai prasmingų veiklų ir neremia, bet reikia suprasti, kad verslai irgi išgyvena skirtingas stadijas. Vieni yra įsikūrimo stadijoje, kiti jau yra pasiekę kažkokią brandos stadiją. Tai kai mes kalbam apie tuos brandžius Lietuvoje verslus, aš tikrai matau labai daug gerų pavyzdžių. Mes turim Lietuvoje tikrai daug šeimos valdomų kompanijų, kurių valdymą jau ateina antroji karta, kurie tikrai visai jau kitaip žiūri ir į patį verslo valdymą ir dėl to, kad jie atsineša ir patirtis iš užsienio valstybių, dėka savo įsilavinimo, dėka pamatymo, kaip dalykai vyksta kitur. Dar ir dėl to, kad ir šeimoje ta pirmoji karta, kuri jau irgi po truputėlį išeina iš aktyvaus verslo valdymo, irgi kaip žmonės sprendžia jau kitokio pobūdžio klausimus. Jie jau yra sukūrę savo finansinius pagrindus ir jie galvojo, kaip jie gali prisidėti prie savo bendruomenės, visuomenės. Ir tai juos pačius skatina ir įsitraukti, ir prisidėti finansiškai. Tai tokių gerųjų pavyzdžių, man atrodo, matom tikrai nemažai. Užtenka nueiti į Mo muziejų, pažiūrėti ant sienos vardus, pavardės, šeimų fondus, kurių kiekvienais metais, man atrodo, po truputėlį daugėja ir daugėja. Tai tų gerų pavyzdžių aš matau labai labai daug. Man labai daug įkvėpimo irgi suteikia jaunoji karta, kur mes turim labai daug tyrimų, kurie sako, kad jauni žmonės ypatingai turi tą stiprų prasmės poreikį vertybiškai. Tai aš manau, kad Lietuva turi tikrai šviesią ateitį, ateis naujos kartos, kurios atsineš tą savo tam tikrą spaudimą ir savo atstovams, kuriuos jie renka į valdžią, kad tie klausimai būtų sprendžiami, kad būtų sudaromos sąlygos ir patys prisidėtų ne tik tai finansiškai, bet ir savo žiniomis, savo patirtimis, savo kontaktais, ką mes kalbam, kad iš tikrųjų filantropija nėra tik tai apie pinigus ir kartais pinigų davimas yra pats lengviausias veiksmas, kuris, liktai taip emociškai atrodo, kad palengvėja, aš pervedžiau pinigų ir to viskas baigėsi, bet jeigu mes kalbam apie kultūros formavimą, tai man atrodo tikrai yra svarbiau, kuomet mes įsitraukiam į tas veiklas, kuomet mes dalyvaujam savanorystės programuose, kuomet mes skiriam visų pirma savo laiką ir žinias ir dėmesį atitinkamom iniciatyvom. Tai po truputėlį formuoja kultūrą. Tai
taip trumpai matau, kad yra labai daug pozityvų. Daug galima komentuoti, taip. Ir iš tikrųjų yra man įdomu matyti tuos gražiuosius pavyzdžius ir labai smagu girdėti, kad ir kiti juos mato. Va, pavyzdžiui, Rimantė Sengirės fondo paskutinė kampanija Neįkertamas turtas, kuris, nežinau, gal matėte šią kampaniją, kuris skatino už 1 eurą nusipirkti 1 kvadratinį metrą senojo miško. Jos reikėjo dėl to, kad žmonės dar nesidalina. Kaip vertinat jūs dabartinę dalymosi kultūrą? Galim gal truputėlį dar net ir atsitraukę, žvilgtelti į tai, kad pasaulyje ir Lietuva neišsiskiria toje vietoje. Gamtosauga ir žmogaus teisės yra paskutinėse vietose pagal filantropiją, dėmesį, savanorystę ir visą kitą ir gauna mažiausiai dėmesio. Taip yra, galbūt jos sudėtingesnės, kontroversiškesnės temos, kur nėra taip lengva, kažką reikia čia tarsi paaukoti, kažkas nepatogu. Tai šiaip tai yra tos temos, kurios galbūt dar nepopuliarios, ar ne? Tai šitos kampanijos tikslas ir buvo pasiekti naujas auditorijas. Tie, kam rūpi gamta, jiem jau rūpi, jie žino ir prisideda ar palaiko, bet norėsi pasiekti daugiau žmonių. Ir kaip, tarkim, aš iš fondo, ar ne, kaip iš fondo pozicijos vertinčiau tą dabartinę mūsų padėtį, ar ne, tai sakyčiau, iš visuomenės pusės mes tikrai stiprioj paauglystėj, manau, kad ta kultūra dalymosi jį auga, labai stiprėja, labai mes tą turim, mano manimu, ir netgi atrodytų nepopuliari sritis, bet kai tu pabandai sutraukti, susitelkę žmonės, mes tą matom savo pavyzdžių. Labai norisi paminėti dar, bent jau ką mes matom, tai yra labai daug tokių gerų, tylių geradarių. Bent jau mes tą matom, kad tai nėra kažkokios garsios pavardės, garsus verslai, garsus visur matomi žmonės televizijose ar žurnaluose. Tai yra žmonės, kurie tiesiog ar čia veikiantis Lietuvoje, ar diaspora, jie vertybiškai, jiem rūpi, jie padeda, prisideda, dovanoja mišką, ar ne, mūsų tokia specifinė galbūt sritis, tai yra, kad miško dovanojimas, kai žmonės tiesiog supranta, kad, aš nežinau, kas po manęs, už tai aš perleisiu į rankas, ar ne, organizacijos, kad jinai pasirūpintų 100 metų į priekį. Tai to yra, sakyčiau, labai daug tylaus prisidėjimo, galbūt jisai tikrai ne visada yra matomas. Kad būtų šiek tiek gal tokio pipiriukų, nežinau, štai švelnioji diskusijai mūsų. Verslas, aš matau dar labai daug vis dėlto transakcinio požiūrio. Tai labai smagu, kai yra lyderių, kurie rodo pavyzdį filantropijos tos tikros, bet vis dėlto, nežinau, mano manimu yra labai daug dar transakcinio tokio požiūrio, kad lūkestis, kad tu atiduodi tos pinigus. Tai manau, kad mes gal tą šitą temą paliesim, kad, manau, kad filantropijai iš verslo pusės tikrai dar yra kur augti. Tikrai. Tikrai paliesim šitą temą, bet aš dar noriu truputėlį gal sugrįžti prie to, kadangi kalbam šiandien apie dalymosi kultūros fenomeną Lietuvoje, apie tylų pasidalinimą, apie reitingų nesvarbą. Čia taip cituoju ir šaržuoju šiek tiek. Ar tikrai, ir ką tai sako, krizės metu mes reaguojame. Ukrainai daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų paremė, visi prisidėjo. Pandemijos metu rekordiškai išaugo aukojimo skaičiai. Vieni dalinasi tyliai, reitingai nelabai svarbu, nes vis tiek norisi, mes žinom, ką čia darom, bet kaip ugdyti tą dalymosi kultūrą? Ką tai sako apie mus, kad mes dalinamės tyliai ir kad nelabai gal siekiam būti reitingų pirmose vietose? Justinai, matau linksi. Gal iš mūsų perspektyvos tikrai susidurėm su, kad kažkokiu tokiu dar turbūt nuo sovietmečio užsilikusių požiūrį, kad gerus darbus reikia daryti tyliai. Ir daugelį, ypatingai tų tyliųjų filantropų, kurie nėra labai gerai žinomi, kurie netgi tikslingai bando pernelyg nesiviešinti,
mes bandome juos kažkiek edukuoti, kad gerus darbus reikia daryti garsiai, nes jie užkrečia, be jūsų tada nesiras kitų ir taip toliau, su daugeliu pavyksta, galbūt nepavyksta nuo to tokio amerikinio principo, kur labai garsiai rėkiam su visom lentelėm įgyvendinti, bet didžioji dalis visgi supranta tą poreikį ir pavyks juos įtikinti. Ir čia, ir ką mes kalbam plačiaja prasme apie tos filantropinės kultūros apskritai palaikymą, kad yra, nežinau, šito auditorijoje, gal jinai yra labai tikslinga auditorija, bet ar tikrai visi galėtų išvardinti Lietuvos nacionalinius mecenatus? Tikriausiai, kad ne. Ir šitą yra klausimas, o kodėl jie turėtų būti tokie patys didvyriai, kokie ir mūsų yra ten krepšininkai ar kažkokie kitokie pasižymėję asmenys. Ir jeigu, parėmė žmogus ir apie tai garsiai paskui išsiviešinęs gali gauti iš paskos kažkokių, pernelyg didelį dėmesį, kad ir kažkam kitam skirtų paramą, nes jisai turi pinigų. Tai tada jisai yra, menkiau nori apie tai viešinti. Tiesiog reikia ko gero brandos ir supratimo tų jau esamų rėmėjų ir mecenatų pagarbos jiems bet kokiu atveju, kuo daugiau bus pripažinimo iš valstybės ir iš visuomenės, tuo tas labiau augs. Taip, gerieji pavyzdžiai. Aš dar trumpai norėjau sureaguoti į Gintarės mintį, kodėl taip yra. Aš čia turiu tokią hipotezę, nebūtinai jinai yra teisinga, bet man atrodo, kad vėlgi mūsų istorinė patirtis labai stipriai lemia, kodėl mes esam šiandien ten, kur esam. Nes 50 metų gyvenom visai kitokioje aplinkoje, kur, man atrodo, žmonės buvo tam tikrą prasme nugalinti ir buvo suvokimas, kad visais viešaisiais klausimais rūpinasi valdžia. Ir dabar, kada įvyksta vienokia ar kitokia krizė ir žmonės mato, kad valdžia negali greitai sureaguoti ir jos įspręsti, tada mes mobilizuojamės. Bet vos tik mes tą trumpalaikį tikslą pasiekia, mes vėl sakom, va dabar žiūrėkit, dabar vėl tai yra valdžios klausimas, ne? Tai galbūt nebūtinai tai yra tiesa, bet man atrodo, kad šita patirtis yra labai tokia traumuojanti ir stipriai įtakojanti mūsų dabartinę kultūrą. Ir kada mes vėl po truputėlį sugrįšim prie to, kad valdžia atlieka savo funkciją ir vaidmenį, bet tai nereiškia, kad visi socialiniai klausimai, kultūros klausimai, švietimo klausimai išskirtinai tampa tik tai valdžios atsakomybė, bet tai yra, kad kiekvieno žmogaus pilietinė pareiga, moralinė pareiga. Man atrodo, kad įvyks didžiulis proveržis. Ir aš bent jau filantropijoje proveržį sieju ne su verslu, aš sieju vis tik su plačiaja visuomenė, kada mes vėlgi suprasim, kad tai nėra kažkokia elitinė veikla, tai nėra apie milijonus, tai yra apie kiekvieno mūsų indėlį, ne vien finansinį, bet ir visokį kitokį. Ir ne vieną kartą buvo minėta, kad žmonės yra didžiulė jėga ir kada tai tampa nuoseklia veikla, ne kažkokia tai momentinė, krizinė, tas poveikis tampa milžiniškas. Ir čia jau mes po to galim kalbėti, o ką gali padaryti verslas, ką gali padaryti nevyriausybinės organizacijos ar valdžios institucijos, kad tai paskatintų arba sudarytų sąlygas. Bet tai yra kultūrinis pokytis ir jisai vyksta negreitai, bet su tuo aš sieju didžiausią pasikeitimą, su to mentaliteto, sakykime, pokyčiu. Gal papildyčiau dar irgi, kad iš tikrųjų mes džiugu, kad paminėta buvo dabar, ko dar nepalėtėme, kad visa NVO veikla, nepelno siekiančių organizacijų yra didžiąja dalimi pagalba valstybei spręsti klausimus, arba tuos klausimus, kurių valstybė negali spręsti, arba kuriuos sprendžia nepakankamai efektyviai ir panašiai. Ir taip yra visame pasaulyje. Tai čia yra labai svarbu suprasti, kad ta ekosistema labai svarbu, kad gyvuotų, vystytųsi ir ji būtų palaikoma. Ir dabar apie tą dar viešinimąsi, ką paminėčiau. Tai man pačiam, kadangi daug tenka dirbti su parama atkurtos nepriklausomybės Lietuvoje, tai paminėčiau, kad žiniasklaidos kaip ketvirtosios valdžios irgi vaidmuo labai svarbus ir ilgą laiką per paskutinius 2 dešimtmečius žiniasklaidos buvo toks požiūris į paramą, kadangi gal dažniausiai būdavo tokia korporatyvinė, kad yra galbūt toksai nepelnytas pasireklamavimas. Labai toks jausdavosi, labai tokia inercija. Man prieš 10-15 metų, kada norėdavosi
kaip čia pavadinčiau dabar taip subalansuotai pasidžiaugti gautą paramą, tai visada būdavo labai dideli žiniasklaidos barjerai, kad čia jeigu mes kažkokią rėmėją pareklamuosim, paminėsim, tai gal jis mažiau reklamos pas mus pirks, tai labai keliaudavo iš savininkų ir iš redakcijų, tokia buvo inercija ir ji tokia galinga ir stipri, kad ji tikrai tęsiasi kelius dešimtmečius, taip sakyčiau. Ir dabar šiek tiek gal jaučiasi, kad ta temperatūra šiek tiek šiltėja, bet iš esmės tos kultūros mokymosi skirti dėmesį arba mažiausia galbūt nefiltruoti tų žinių, tai vis dar, man atrodo, reikia šiek tiek pasimokyti ir to tokio lūkesčio galbūt yra, kad yra daromi geri darbai, kas juos daro ir panašiai. O tikrai visos šalis gali pačios paskui laisvai pasirinkti, tikrai visada bus kažkas, kas norės būti tikrai tylieji mecenatai ir bus tokia valia ir pasirinkimas, o kažkas tikrai supras, kad leisdami būti žinomais prisideda prie gerų pavyzdžių, skatinimo panašiai ir panašiai. Bet čia gal norėjau atkreipti dėmesį, kad žiniasklaida irgi tokia labai svarbi yra mūsų bendruomenės dalis, kuri iš esmės kuo geriau supras balansus ir pusiausviras, to žinojimo, žinomumo ir iš esmės gali tinkamai prisidėti prie tos ekosistemos gerinimo minkštąją dalimi savo žinių skleidimo. Tai dabar kaip ir darosi toks paveikslas, toks piragas, ar ne? Kokia yra dabartinė situacija? Tai dabartinė situacija, kurią kuria, tai yra visuomenė, valstybė, verslas, NVO, nevyriausybinės organizacijos, tikrai pritariu, nevyriausybinės organizacijos užaugina labai daugelį žmonių, kurios paskui keliauja toliau, ar tai kurti verslus, ar toliau gerinti visuomenę ir žiniasklaidą. Tai dabar galim gal šiek tiek pakreipti diskusiją į labiau tą bendradarbiavimą, bet kodėl remti, arba kaip padaryti, kad nekiltų Lietuvoje klausimo, ką remti. Tiksliau, kam pervest pinigus, kad būtų klausimas, o ne kodėl aš turiu remti. Kad susikurtų, man atrodo, Audriau, mes šnekėjome telefonu dar prieš diskusiją, kaip padaryti, kad filantropija būtų sistemiška, kad tai taptų norma. Kokį žingsnį pirmą ir kuri iš to pirago dalies sekcija, valstybė, visuomenė ar verslas, kas pirmieji gal turėtų daryti tą iniciatyvą. Jau dabar vis kažkas vyksta, bet kokį žingsnį reikėtų padaryti, kad sistemiškiau viskas vyktų pas mus Lietuvoje ir taip pat taptų norma. Sunkus klausimas. Sunku išskirti kažkokį vieną žingsnį. Man atrodo, yra ilgalaikiai tikslai ir ilgalaikės priemonės ir yra trumpalaikiai tikslai ir trumpalaikės priemonės. Tai kai kalbam apie kultūros pokytį, tai aišku, čia kalbam apie ilgalaikius veiksmus ir ilgalaikės priemonės, pradedant švietimu. Ir aš daviau irgi tokį pavyzdį, mano sūnus čia buvo netoliese kažkur, tai mokykloje yra socialinės valandos, ne? Tai dažnai ten tas valandas duoda už tai, kad ten valgyklai tvarką palaikiau, ar ten kažkokią tai lėkštę nunešiau, kas, man atrodo, ne iki galo gerai yra, ne? Ir šitoj vietoj, pavyzdžiui, nevyriausybinis sektorius galėtų galbūt glaudžiau bendradarbiauti, nes kaip ir švietimo sistema turi instrumentą, ne? Yra kažkoks tai noras įtraukti jaunus žmonės į savanorystę, į socialiniai prasmingas veiklas, bet turinys yra labai blogas. Tai galbūt nevyriausybinis sektorius galėtų būti aktyvesnis, eiti labiau į tą formalią švietimo sistemą ir siūlyti būdus, kaip vis tik prasmingai būtų galima prisidėti prie tų visuomeninių veiklų, socialiai prasmingų veiklų ir tokiu būdu jau nuo mažo jauno amžiaus vis tik suprastumėm, kad čia yra turinys svarbiausia. Ne? Iš valstybės pusės, man atrodo, svarbu sukurti paskatas. Labai lengva tas paskatas sukurti finansinės. Ir kas yra labai paradoksalu, nes aš prieš kurį laiką irgi žiūrėjau ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaitas, kokios yra finansinės paskatos asmenims, fiziniams asmenims prisidėti prie filantropinės veiklos. Ir Lietuva, man atrodo, yra labai viena iš nedaugelio išimčių, kur praktiškai tokių paskatų neturi. Ir tai, kad mes turime kiekvienas kaip asmuo galimybę dalį savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio priskirti vienai ir kitai organizacijai, tai nėra paskata. Tai yra toksai, vienas iš būdų atkreipti į tai dėmesį, mąstyti, kaip tuos resursus galima būtų naudingai panaudoti, bet tai nėra paskata. Latvija, Estija turi artimiausios mūsų kaimynės šitas paskatas ir aš manau, kad valstybė tikrai šitoj vietoj galėtų savo indėlį padaryti ir tai būtų labai greitai pajaučiamas rezultatas, mano supratimu.
Verslas taip pat gali prisidėti, verslas yra visuomenės dalis, bendruomenės dalis ir per įtraukimą savo darbuotojų į įvairias savanorystės programas, per tas visokias programas, kurias gali turėti, kuomet mes žinom pavyzdžius, kuomet įmonės skatina pačius darbuotojus pasirinkti, kokias iniciatyvas jie nori paremti ir jeigu jie paremia, tada verslas prisideda lygiai taip pat prie tų pačių iniciatyvų. Yra įvairių formų, kaip tai padaryti. Tai aš manau, kad kiekviena ekosistemos dalyvė ar dalyvis turi būdą, kaip tą padaryti, tiesiog svarbu subalansuoti tas priemonės ilgalaikės ir trumpalaikės. Taip, akivaizdu, kad tai kompleksiška situacija. Čia paminėta buvo, kad NVO, nevyriausybinės organizacijos galėtų labiau ar ne eiti, sakyti, ko reikia, paskatos, sutinku. Neturim, taip jau noriu paremti, kaip, kur man čia kreiptis. Mo muziejų, Sengirės fondą, jau kažkas VU jau vyksta, kur galbūt galima prisidėti, bet tai nėra visuotina, tai nėra kažkaip patapę vis tiek norma pas mus. Tai gal grįžkim ir dar verslą paminėjo. Tai Rimantė ir jūs paminėjot verslą. Kaip jūs įsivaizduojate verslo ir nevyriausybinio sektoriaus ar ne santykis? Kaip galėtų pagerėti tas bendradarbiavimas? Nes užsiminėte, kad galėtų įvykti tam tikrų pokyčių. Irgi galbūt nebūtina visų išvardinti, bet nuo kurio pradėtumėt? Gal bendrai įvardinčiau prie tokių, gal tai ir labiau net ir priežasčių, bent jau mano matymas toksai, kad gal minėtas buvo ir mentaliteto pokytis, ar ne, kad man atrodo, mes labai daug dar to turim, labai, nežinau, organizacija arba žmogus A skiria paramą, pinigus organizacijai B. Ir tai vyksta vos ne pinigų praradimas ir transakcija įvyko tarp šitų dviejų vienetų, ar ne? Kad tai yra daug plačiau, ta prasme, kaip anksčiau jau minėta, tai yra pagalba valstybei, ar ne? Ir vadinasi, tu prisidedi čia yra visų mūsų bendras reikalas ir kai tu daliniesi ar pinigais, ar laiku, energiją, paslaugom, tai tu prisidedi realiai prie srities, kur yra problema, ar ne? Tai organizacija yra tik tai tarpininkas iš vis ir tas, man atrodo, labai pasimeta eigoje, ar ne, ir mes užsižaidžiam ties tom transakcijom, ar ne, kad kas turi duoti, kas turi imti, ką už tai turi daryti ir pamirštam, kad iš vis čia yra apie mūsų tokį bendrą valstybės stiprumą ir reikalą, ar ne. Dabar grįžtant galbūt prie verslo, tai vėlgi manau, kad labai gera yra, kai tu gali kalbėtis apie vertybinį bendradarbiavimą, kad mes kartu bandom daryti pokytį srityje. Tarkim, mūsų atveju tai yra gamtosauga, ar ne? Mes kalbam apie poveikį gamtosaugoje. Ne fondas, ar ne, kas čia, kur tie pinigai ne fondų eina veiklai. Vadinasi, mūsų orientacija abiejų kartu turi būti įdaroma pokytį, lygiai taip pat tą turi švęsti ir valstybė, ir visuomenė, tai yra visiems mums nuo to geriau, ar ne? Kad tai neturėtų tapti užsižaidimu tų dviejų organizacijų santykio, ar ne, kas kur ką parodo, logotipo kiek kartų ar panašiai, ką mes kartu nuveikėm. Aš kol kas matau dar to žaidimo, kas ką kur turi įdėti, sakau, apie logotipą dar to daug būna. Ir aš to nematau šventimų filantropijos. Aš matau šventimų filantropijos, kai mes rodom, ką kartu nuveikiam, koks yra poveikis. Ir ką gali NVO daryti, tai man atrodo, NVO labai svarbu visada rodyti būtent tą rezultatą, poveikį, kas yra nuveikta, nes mes dažnai kalbam apie problemas, bet labai svarbu kalbėti apie rezultatą. Kiekvienas žmogus, vaikas, net jeigu jisai nunešė depozitą, paukojus, turi suprasti, prie ko jisai prisidėjo. Lygiai taip pat verslas prisidėjus turi suprasti, koks gavosi tas rezultatas. Tai būtent kuo daugiau kalbėti apie bendrą poveikį, kas iš to gero išėjo. Ir netgi, sakyčiau, filantropijai būtinas dalykas yra, tai motyvuoja, nes tu tiesiog supranti, ką darai. Būtinas dalykas yra ta viltis, šviesa, kad tu darai kažką iš tikrųjų, kas veikia, nes kitaip tiesiog atiduotos pinigus, tam kartui galbūt čia kas užsidėtas, bet tai daug akcento bendrom jėgom į tą šviesą, poveikį, pokytį. Taip matyčiau. Matau, taip. Kad diskusija būtų aštresnė, kaip sakėm, ne? Aš iš tikrųjų nedaryčiau priešos tarp to vadinamo rėmimo arba sponsorshipo ir filantropijos. Man atrodo, kad egzistuoja ir tai.
kai tik labai svarbu suprasti ir NVO sektorių, kai bendrauja su verslu, o koks tas yra bendras tikslas ir kokie yra tie bendri interesai. Kartais verslui tai yra tiesiog rinkodaros dalis ir tai gali būti ir mano supratimu NVO gali išnaudoti tą instrumentą, suprasdama, kad jiems tai yra rinkodaros dalis. Valstybė tokiu atveju irgi labai skirtingai traktuoja. Pavyzdžiui, jeigu tai yra su pajamų uždirbimu susijusios sąnaudos, na, tai jos ir traktuojamos kaip sąnaudos, rinkodaros sąnaudos, ne? Bet jeigu mes kalbam apie filantropiją, kur pasako, kad žiūrėkit, tai yra neatlygintinis bendras tikslas pasiekti kažkokį teigiamą poveikį atitinkamai socialinėje srityje ir tos paslaugos neturėtų būti atvirkštinė prasme, kad tau turi būti sumokama už suteiktą, ne, paramą ir tada yra ribojama, kiek tave ten gali viešinti arba apskritai mokestinė prasme yra taikomos iniciatyvos, kuomet tu gali galbūt dvigubai ar trigubai traukti į sąnaudas tas sumas. Tai aš ne prieš pastatyčiau šitų dalykų. Man atrodo, kad yra labai svarbu tiesiog pačioje bendradarbiavimo pradžioje labai aiškiai suprasti, ar mes kokioje srityje dirbam, ar filantropijos, ar sponsorshipo, nes tai dažnai sukelia tą nesusipratimą ir tada visi lieka nepatenkinti, nes vieni atėjo vertybiškai pasišnekėti, kiti banerių norėjo parduoti ar nupirkti ir tada visi nelaimingi. Tai man atrodo, visos priemonės yra geros, jos pasaulyje yra visos naudojamos, tiesiog reikia suprasti, ties kuo tuo metu dirba organizacija su verslu. Papildyčiau, tiesiog dar paprašiau pasakant, suprasti, iš kokios kišenės parama ateina. Nes gali ateiti iš rinkodaros biudžeto, gali ateiti iš pelno jau biudžeto pavadinkime, o galbūt ir iš akcininkų arba šeimos jau uždirbto kapitalo. Ir tada mes irgi tikrai su tais klausimais susidurime, bet iš esmės, ko gero, ką išmokame nuo pradžių labai aiškiai įsivardinti ir kartu tartis iš esmės, kad netgi jeigu tai yra korporatyvinė parama, kuri prašosi šiek tiek įvaizdžio, prašosi šiek tiek rinkodaros, mes tengiame subalansuoti, kaip tai atrodys su likusios bendruomenės parama, komunikacija ir kad tas balansas irgi toks būtų, kaip mes sakom, tos garbės nebūtų duodama 5 kartus daugiau negu indėlio. Tai irgi tą balansą tam tikrą pamatuoti. Ir tada, kada, aišku, būna išimtinių atvejų, kada tikrai tie lūkesčiai versus indėlis yra tikrai nesubalansuoti, tai kartais galima ir palaukti ir šiek tiek galbūt pauzę padaryti, bet iš esmės tą ir balansą sudėlioti, kad atitinkamai mes muziejuje galbūt stengiamės irgi tą diversifikavimą tam tikrą daryti paramos, kad nepriklausytų organizacija vien tik tai nuo korporatyvinės paramos arba vien tik tai nuo filantropinės, nes kas yra su filantropinė parama įdomus dalykas. Lyginant su rinkodarinė, tai filantropinė kaip spontaniškai, vertybiškai atsiranda, taip spontaniškai, vertybiškai gali ir pradingti. Tiesiog vieną dieną nebus rezultato arba pasikeis nuomonė kažkieno. Tuo tarpu, tarkime, korporatyvinė parama, jeigu jinai turi šiek tiek tokio rinkodarinio elemento, ji turi truputėlį kartais to tvarumo daugiau, bent jau 3-5 metų perspektyvoje, ką esame pastebėję, bet labai svarbu, ko gero, pačiai organizacijai tą pamėginti dėlioti kiek įmanoma galbūt balansą kažkaip, kad nepriklausyti nuo galbūt vieno tik tai kažkurio tai šaltinio. Ir čia kiek daug terminų - korporatyvinė, rinkodarinė, filantropinė, ar ne? Toks jau chaosas darosi, bet man labai smagu, kad jūsų rankose jau toj truks mikrofono, diskusija yra užsimesgusi. Taip, aš tik labai trumpą komentarą, tiesiog kodėl būtent mes jautriau žiūrim į tą, ar ne, rinkodarinį remimą, vis dėlto tai yra gamtosauga ir tame atsiranda labai daug kontroversijos. Jeigu per daug reklamos, tai artėja link greenwashingo, dar vienas terminas, bet tai tiesiog mūsų sritis, gamtosaugos sritis, aplinkosaugos sritis yra jautresnė šitoje vietoje, kad tai netaptų iškreipta, nes tiesiog mums svarbu keisti visuomenės požiūrį ir jeigu pernelyg atsiranda keistų sąsojų, tai išsikreipia požiūris vertybinis. Tai mes šiek tiek gal nestandartiškai privalom būti daug griežtesni, bet tikrai sutinku, kad tų atvejų ir visų tų modelių yra daug ir jie visi yra teisingi, su visais reikia atsirinkti, kas kur kam, ar ne, tai tiesiog mes šiek tiek šitoje vietoje esam griežtesni, nes šitas rytis, tu turi išlaikyti, kad tai netaptų indulgencija, ar ne, ta parama. Tai tiesiog labiau gal srities yra klausimas, nes, žinau, pavyzdžiui, Blue Yellow, jie labai aiškiai yra pasakę, kad mes imam paramą iš bet ko, ar ne, nes dabar reikia kuo daugiau, kuo greičiau išspręsti problemą. Tai skiriasi sritis, manau, dar. Justinai dar norėjai komentuoti. Tik tai gal šiek tiek papildyti, kad čia labai, apie ką mes ir apskritai kalbam, kad labai
pasimatys ir nevyriausybinio sektoriaus branda ir apskritai filantropinės kultūros, tos ekosistemos branda labai padės nevyriausybinės organizacijoms ir atsirinkti, nes vis dar dabar yra nemažai įmančių viską, ką gali gauti. O ta branda leis išsigryninti tos tikrosius rėmėjus, kurie tau didžiausią vertę neša, kurie yra pagal tavo viziją, o ne pagal ar ne tų, ko irgi reikia tos korporatyvinės ir brandingo paramos. Ir tiesiog norėjau mintim pasidalinti, vienas iš turtingiausių Lietuvos žmonių kažkada prieš kokius porą metų norėjo didžiulį filantropinį fondą steigti ir buvo man pasakęs, kad, žinai, neradau nevyriausybinio organizacijų, kurios galėtų mano tą lūkestį kokybinį atliepti. Ir čia reikia suprasti, kad čia yra vištos ar kiaušinio klausimas. Tol, kol nevyriausybinis sektorius nebus pakankamai finansuojamas, ar tai iš valstybės, ar iš visuomenės, tol yra gana sunku tam nevyriausybiniam sektoriui būti kokybiškai verslo lygyje, ko galbūt tie didieji verslininkai gali tikėtis, kol mes jo nepradėsim pakankamai remti. Ir čia tada reikia labai jau prieiti pačioj pradiniam taške, ar ne, prie tos turbūt vizijos, galutinių tikslų, supratimo, kad mes tą galutinį lūkestį ir kokybinę kartelę, kurią potencialus rėmėjas kelia, pasieksim ne rytoj, o ten galbūt po metų ar po 5. Ir tada taip pat tokiais bendrais vardikliais teisingais įsivardinant galima link to ilgalaikio tikslo eiti ir siekti. Aš gal dar papildyčiau, tai viena vertus, aišku, labai svarbu suprasti sprendimų priėmėjų pusės, kad valstybė visada turės ribotus resursus ir laikui bėgant ta problema vis aštrės. Tai iš esmės valstybė turėtų vertinti, kad NVO sektoriaus ekosistemos gerinimas yra pagalba pačiai savo, nes tikrai visko už savo biudžetą nepadarysi. Tai viena. Antra, norėčiau galbūt paantrinti ir prisidėti ir papasakoti, kad simpatizuoju Sengirės fondui ir jo kampanijoms. Ir taip yra tai aktualu ir kultūros sektorėje, kur mes taip kartais sakom, paprastai mūsų problema, kad mes esame priversti būti per daug kultūringi ir per mažai agresyvus, prašydami, ieškodami paramos ir panašiai, lyginant su sportu arba kažkokiamis kitomis, tokiamis veržlesnėmis sritimis, bet iš esmės paskutinė kampanija, kuri vadinasi, jeigu neklystu, Senamiškio rezidencijos, ar ne? Tai kas man labai patiko, be to, kad ir šlamantis prieš tai buvusi kampanija buvo labai tokia gaivi, įdomi ir kad, man atrodo, tos abi kampanijos ir jūsų veikla iš esmės daro labai gerą įtaką. Viena vertus tiek jaunesniai kartai, kita vertus tiek žmonėms, kurie, kaip kad Audrius minėjo, kaip pasakyti, gali savo gyvenimo besibėgėjimo karjeros etape jau galvoti, kad gali prisidėti. Mes labai stereotipiškai dažnai galvojame, kad filantropija tai yra žmonių, kurie jau užsidirbo, viską jau pasiekė, nebereikia galvoti apie finansinius resursus, prisidėjimo etapas. Tuo tarpu iš tikrųjų visame pasaulyje žmonės dar kažkur besivystant karjerai arba vykstant tiesiog gyvenimui jau turi tą įpratimą, kad gali prisidėti ir dalyvauti. Ir ypatingai paskutinėje kampanijoje, kiek aš mačiau, sakykime, tiek kalbant apie jūsų ambasadorius, tiek paskui, kai buvo viešinami fiziniai asmenys ir įmonės, iš tikrųjų reikia atkreipti dėmesį, kad dauguma rėmėjų buvo ne tos, man atrodo, įmonės, kurios labai solidžios, mūsų yra kažkur topose, bet iš esmės nuo mūsų šou verslo žvaigždžių, kurios dar tik tai kažkur savo pusiaukelėje yra galbūt šlovės, prisidėjo jau ir iš esmės buvo toks galbūt nuotaikos labai geras akcentas, kad čia gera tokia banga, prisidėti net emociškai. Gal aš neplanavau ir negalvojau kažkada tai, bet pati kampanija buvo gera, pats paprašymo ritualas gražus ir įdomus, tai manau, kad čia labai sveikintinas pavyzdys ir tokios sveikintinos tendencijų užuomazgos labai įdomios. Labai pritariu taip pat, kad išvada tokia nevyriausybinėm organizacijom daugiau reikėtų reklamuotis, ar ne, daugiau pasakoti, ką veikia. Tai ne tik edukuoja visuomenę, bet ir skatina dalintis. O tuo tarpu nevyriausybinės organizacijas skatina ne tik priimti bet ką, bet atsirinkti, ar ne? Ir tai mus labai edukuoja kaip visuomenė. Bet dar tokį klausimą, nes matau, mūsų diskusija eina šiek tiek į pabaigą ir kaip ir minėjau, noriu palikti jums klausimams. Ar būna filantropija be lūkesčio? Toks gal provokuojantis klausimas, Audriau. Aš kadangi galvoju, jog versle ir Justinas dar paminėjo, kad aš ir pati esu iš fondo, nėra lengva kartais atsirinkti, nėra lengva komunikuoti ir bendradarbiauti. Ne dėl to, kad netikime, ką organizacija daro gero, bet dėl to, kad mes labai aiškiai norime atsirinkti, suprasti, kad sutampa mūsų vertybės ir panašiai. Tai ar būna be lūkesčių? Negaliu už visus kalbėti, bet manau, kad mūsų atveju yra lūkestis. Tas lūkestis yra priežastis, dėl ko tu tai darai. Ne? Tai jeigu mes siekiame pokyčio ir poveikio,
Tai yra mūsų lūkestis, kad mūsų įdėtas laikas, resursai, kad galė dienos atneš tą pozityvų pokytį ar poveikį, kurio mes siekiame. Tai čia gal tik tai klausimas, kaip apibrėžiamas tas lūkestis ir čia kiekvienas verslas arba kiekvienas žmogus gali skirtingai tai daryti, bet manau, kad tikrai atsakymas yra, kad nėra taip, kad tai yra tiesiog daroma be prasmės. Ta prasmė visada yra. Justinai, norėjau klausti, nes tu, kadangi daug bendradarbiauji su įvairiais sektoriais. Pradžiai norėjau sakyti, kad yra, bet paskui pagalvojau, kad vis tiek visą laiką rėmėjas turi lūkestį. Taip, tam tikrais atvejais yra tas mainų lūkestis, naudos savo, ką mes bandome čia kažkaip išgyvendinti, ar ne? Nu, bent jau mažiau šiek tiek į tokios paramos pritraukimą kreipti dėmesį, bet net ir be jokios naudos savo lūkesčio, lūkestis yra rezultatui, ar ne, prasmės įgyvendinimui, ir čia lūkesčio neturėti remiant yra, man atrodo, blogai, nes tuomet nebelieka nuo tokios paspirties tai organizacijai pasistengti, ar ne. Ir tuo pačiu, jeigu tu įgyvendini tą lūkestį, yra paskata tam rėmėjui dar kartą prisidėti po metų, po 2 ar didinti tą sumą. Tai aš manau, lūkestį turėti yra teisinga ir gerai. Tiesiog tas lūkestis turi būti, na, toks sveikesnis. Aš gal irgi vardinsiu, tikrai, man atrodo, lūkestis turi būti. Labai pritariu kolegoms, lūkestis rezultatui, poveikiui. Aš asmeniškai savo darbe pagrindiniu iššūkiu laikau tuo, kaip spėti visiems padėkoti, įsitraukusiems paaiškinti, kad jų prisidėjimas turi prasmės ir ačiū už gerus žodžius, bet mūsų atveju taip yra, kad dažniausiai prisideda smulkus, maži, nedideli, vieno žmogaus verslai. Aš jaučiu, kad mes privalom paaiškinti net ir tam vaikui, kad jisai prisidėjo, kas iš to gavosi. Tai lūkestis, man atrodo, yra natūrali dalis. Tiesiog ne tai, kad tu turi kažką gauti, bet turi matyti, kad veikia, kad tai kažkas vyksta. Tai visiškai. Tai kalbant ir apie tą poveikį, čia visi paminėjot turbūt, o tai kas daro didesnį poveikį? Paaukoti 10 000 eurų ar savanorystė? Kas sukuria didesnį poveikį? Galiu pradėti. Mano manimu, kad pirmiausia eini ir darai, bet kadangi turim visi savo gyvenimus, tai visur negali, kur rūpi. Jeigu esi pilietiškas, visur neišstaškysi, tada eini ir stiprini. Man atrodo, savanorystė yra didžiulis filantropinis veiksmas, nes reikalauja žinių, įsitraukimo, laiko, energijos. Tiesiog tai toli gražu ne kiekvienam įmanoma. Tai tikrai labai fainas klausimas, bet taip, mes čia, man atrodo, ir visi sutarėm, kad tikrai filantropija nėra tik tai apie pinigus, prisidėti galima visais būdais. Bet turbūt ir apie juos, ar ne? Kai galvojame apie visuomenę, kuri irgi galėtų prisidėti ne tik savanoriavimu, bet ir finansiškai, kalbant apie valstybę. Gal dar paskutinis klausimas prieš diskusijas. Ką valstybė, mes jau čia irgi ne kartą ją minėjome, man atrodo, Mindaugai, tu tikrai labai daug bendradarbiauji ir su valstybė siekiant pakeisti įstatymus, žinau, ir Justinas taip pat labai daug tą jau daro ne vienerius metus. Kas įvyko jau ir ką dar reikėtų pakeisti arba padaryti, kad būtų geriau, kad visuomenė ir kad pas mus Lietuvoje atsirastų galimybė visiems prisidėti lengvai ir dalintis lengvai? Tai čia daug pipirų galima, kaip buvo minėta, pažerti, tai aš visą podelį gal pažersiu valstybei. Kita vertus, norėtųsi, kad galbūt tai būtų išgirsta gal tiesiog kaip patarimas, nes rinkoje ir ekosistemoje jau senai yra pasakyta, ką reikia padaryti, trūksta tik tai valios žengti tam tikrus žingsnius. Tarptautinio ataskaitų jau yra prirašyta, ką konkrečiai Lietuvai reikia daryti. Tai čia iš esmės jau, kai buvo paminėta mokestinė paskata fiziniams asmenims, tai yra stipriai vėluojantis procesas, jį tiesiog reiktų techniškai padaryti ir nustoti kalbėti apie tai, kad čia kažką reikia dar analizuoti. Tai priežastis, kodėl reiktų padaryti, tai viena tokia pagrindinė jų yra daug, bet pačią svarbiausią vardinčiau, kad Amerika, kuri vis tiek yra pagal duomenis gausiausia ekosistema ir rinka, kalbant apie filantropiją, duomenys sako, kad nepaisant milžiniško korporacijų, fondų, filantropinių paramos dydžių ir apimčių, vis tiek jie sudaro toje ekosistemoje apie 30% visos paramos. Net 70% yra privatus asmenys, individualūs asmenys, netgi tos smulkios ir mažos paramos,
ko pas mus galbūt mes, manau, to vis dar neaktyvuojame. Nes žmonės, kurie jau remia, jiems gal tai ir nebepadarys jokios įtakos. Bet visiems, kurie dar neišdryso pabandyti, nepadarė to pirmo karto, nepajuto to pirmo džiaugsmo, kaip yra smagu tą pavedimą padaryti, arba mokesčių šiek tiek susimažinti dėl to, kad gerą darbą tai pačiai valstybei darai, tai čia yra labai svarbu. Ir šiandieną konkrečiai, kalbant apie mūsų kadencijas vyriausybių praėjusius ir dabartinės, daroma, manau, vis dar ta pati klaida, nes pagrindinis barjeras, kas dabar yra daroma visa eilė visokiausių analizių, kaip čia pakenks valstybės biudžetui. Nieko tos analizės neparodys iš tikrųjų, nieko tie duomenys tikrai nepasakys. Taip pat kaip pasimtumėmės galbūt tos senus klasikinius pavyzdžius, jeigu žmonės būtų apklausinėję, ta prasme, ar reikia greitesnio arklio ar automobilio, tai žmonės nebūtų pasakę, ta prasme, kad reikia automobilio. Lygiai taip pat kaip su iPhone, tarkim, atsiradimo, aš šiek tiek šaržuoju, joks tyrimas nebūtų pasakęs, kad reikia būtent tokio produkto, kol jisai neatsiras. Tai mes iš tikrųjų esam tokie besivystančioje vis dar ekosistemoje ir analizės neparodys jokių kažkokių saugiklių, kad čia valstybės biudžetas kažką praras ar nepraras iš tikrųjų. Tai tos priemonės paskatų turi būti padarytos ir paskui ekosistema visą turės dar dirbti, kad tas priemonės aktyvuoti. Tai čia gal toks svarbiausias yra momentas, sakyčiau, tos paskatos. Yra paskui dar visokių simbolinių techninių procedūrų dėl procesų lengvinimo barjerų. Tai manau, kad juos tiesiog reikėtų visus priimti ir padaryti ir kuo mažiau baimintis, nes mums yra tekę kartu su kolegomis irgi lobizmu užsiimti ir bendrauti su priežiūros institucijomis, tam tikrų pakeitimų jau esam padarę, nieko baisaus nenutiko, manau, per ateinančius 3 metus visiškai nieko baisaus nenutiks, kad ir ką ten bijotų ir galvotų mokesčių inspekcija, finansų ministerija, FNTT, STT ir panašiai, tikrai čia nėra tas rytis, kurioje už kampo glūdi visi pritūpę, pasilenkę ir laukia kažkokio sprendimo ir pasipils pinigų kalnai. Ta inercija reikės per ateinančius 10-20 metų dar išsiubuoti, tai tiesiog reikėtų valstybei priimti sprendimus, kurie netrukdytų tą ekosistemai gal vystytis ir dirbti. Tai aš čia taip truputėlį gal jau emociškai nukeliauju į tokį įsibėgėjimą, bet tiesiog man atrodo, kad valstybė šiek tiek vėluoja ir per lėtai daro tam tikrus žingsnius. O tada žiniasklaida, ką jau minėjau, iš esmės juda tinkama linkme, pati filantropija su gerais pavyzdžiais, pati ekosistema stengiasi ją viešinti, rodyti ir vienokiu ar kitokiu tempu gerinti. Tai valstybei tiesiog reikėtų šiuo atveju neatsilikti, nes dabar iš visų bėgančių yra paskutinė eilėje. Visa industrija nori į priekį bėgti ir sako, valstybė eikš kartu į kompaniją, visiems bus geriau, o valstybė sako, ne, dar truputį pamatuokim, gal čia per greit bėgamės. Taip, turime 4 minutės klausimams, bet Justinai gal nori dar trumpai tada? Gal tik labai trumpai paantrint Mindaugui, kad tikrai nekurkim dviračio, vadovaukime tarptautinę praktiką ir nebijokim. Ir dar iš apartos finansinės lengvatos fiziniams asmenims, tikrai tarptautiniam praktikui multiplikavimo iniciatyva labai yra pasiteisinusi. Radarom akcija parodė, ką su Tesonetu ir kitų Tenarbuto ir kitų rėmėjų parama gali multiplikavimo, matchingo ar ne 1:1 dvigubinimo jėga pademonstruoti. Taip, man atrodo, kad išgirdom tikrai ne vieną mokestinės lengvatos, reguliavimo mechanizmas, multiplikavimas, tam, kad ne tik verslas būtų atsakingas už filantropiją, bet visa visuomenė. Laikas klausimams. Ar turite, gerbama auditorija, kokį nors komentarą ar klausimą, kurį norėtumėt užduoti mūsų pašnekovams? Taip, tai aš paprašysiu ateiti arčiau, nes čia mikrofonas pas mane su laidu. Ačiū. Aš turiu labai daug, prisirašiau visą eilę. Tai nežinau, kiek mes laiko turim. Tai turbūt pirmas dalykas atliepiant Rimantei, labai graži mintis. Aš pats 10 metų šitoj srity veikiu ir į filantropiją mes turbūt turim žiūrėti davimas, gavimas, ne iš tos pusės, o daugiau iš, jeigu kalbėt apie davėjus. Tai ko aš labai dažnai dar pasigendu Lietuvoje, kad žmonės taip blaškosi švytuoklės principų. Šiandien karas, baisu, rytoj ten miškas dega dar baisiau, poryt kažkam stogas nukriuvo, reikia ten padėti, bet iš esmės mes neturime tokio vidinio savo apsisprendimo, kas man rūpi. Man rūpi švietimas, aš renkuosi vieną fondą, kitą fondą, vieną organizaciją, kitą organizaciją ir tada mano kaip davėjo pasirinkimas labai susiaurėja. Jeigu man rūpi gamtosauga, aš renkuosi Sengirę, galbūt dar kitas organizacijas ir tarp jų jau skirstau, kas man vertybiškai tinka, skaidrumas, kompetencijos, reputacijos, visi kiti dalykai. Dabar tos filantropinės kultūros nėra asmens lygyje, kai aš nesuprantu, kodėl aš duodu, labai dažnai duodu, nes kažkas paprašė, celebritis koks nors per teliką sakė, duok, nes faina, bet ką tai sukuria, jūs, Audriau, labai gerą mintį pasakėt, kad
kad man iš esmės aš nekeliu kaip davėjas klausimų, o ką tai sukurs kokį rezultatą. Ir tai yra embriono stadija, pripažinkim vis dar, kadangi mes tų klausimų net nekeliam, mes nesugalvojam, kad jas reikia kelti. Ir vėlgi žiūrint tada apie tą pačią transakcinę ir netransakcinę filantropiją, man labai svarbu būtų įdiegti tokią mintį, kad tie, kurie daro, jie nėra gavėjai, jie yra tarpininkai. Pavyzdžiui, jeigu kažkam rūpi, nežinau, socialinės ryties jūsų nėra, tai aš pasinaudosiu progą, aš atstovauju socialinės rytį, mes esam tarpininkai tos nišos, kurios valstybė nesugebėjo per savo 30 nepriklausomybės metų užpildyti, mes ją užpildom ir tada visiems savo rėmėjams sakom, jeigu jums šitas rytis tinka, mes esam tie, per kuriuos gali jūsų parama pasiekti tikslinę auditoriją. Ne mums tai krenta tiems, ką mes dirbam. Tai čia vienas aspektas. Tada jau laiko turbūt nėra apie tos pipiriukus valstybei. Vėlgi fenomenas, mes kalbam apie temą fenomeną ir valstybę šitoje vietoje Mindaugas labai taip švelniai susakė daug gražių dalykų. Man ir visą laiką keliu klausimą, kai Justinas paminėjo nacionalinius mecenatus. Ar Butkai neverti nacionalinio mecenato vardo? Nu, turbūt absurdas, kad iki šiol jo neturi, bet vėlgi mūsų politika mecenatystės to įprasminimo, įvardinimo klausimo yra tokia, kad tu turi prisiduoti. Nu, jeigu aš tai darau nuoširdžiai, kaip turėdamas resursų ir turėdamas pinigų, nu, man neberūpi prisidavimas, bet valstybė laukia, kad tu ateitum ir paprašytum, atsiprašant, kažkokio ženklelio. Tai ar tai neturėtų būti valstybės paskata ieškoti tokių žmonių ir sakyti, tu vertingas, tu nusipelniai, mes tau įteiksim, mes pas tave teisim. Tai va čia tas toks šiek tiek keistas dalykas ir va, netgi turėjau tokią diskusiją irgi praėjusių rudenį labai aštrę, sakyčiau, su kultūros ministerija. Kas yra mecenatystė iš esmės. Va, turiu milijoną, noriu išdalinti paramai. Ar aš esu mecenatas? Tai dabar atsakymas iš valstybės pusės, tu nesi mecenatas, jeigu to neduodi vienai organizacijai. 1 milijonas vienai organizacijai vienu įpū, tu esi mecenatas. Bet jeigu savo milijoną išskirstai 20 organizacijų po 50 000, tu esi niekas. Tai vat man čia toks esminis disonansas yra pačioj filantropijai, kad mes žiūrim, jeigu norim skatinti mecenatystę ir norim tuos mecenatus, kurie pajėgus nori ir gali duoti, juos kažkaip aukštinti, mes vėlgi atsisukam į gavėjų pusę ir jeigu tu negavai kažkokios didelės sumos, tai tas, kas davė tau ten 100 ar tą patį milijoną išdalindamas per keletą metų, jau yra nevertas kažkokio pažymėjimo. Tai vėlgi, man tai visą tai pasikartoju, yra vis dar embriono stadijai ne tik žmonių, kurie duoda, bet ir tų, kurie vertina visą tą procesą lygyje, bet mes einam gerą linkme. Ačiū, kuo jūs vardu? Ačiū Jums labai, Mariau. Man atrodo, čia tokia kaip baigiamoji kalba. Visos diskusijos buvo ir akivaizdu, kad yra daugiau mums kur tobulėti. Aš nežinau, turbūt galim pasilikti po diskusijos su visais, kas dar turite klausimų ir aptarti jūsų komentarą. Tikrai labai yra įdomu pasižiūrėti, kokioje mes situacijoje esam. Iš tikrųjų galime džiaugtis, kur esame šiandien ir galime turbūt palinkėti mūsų visuomeniai dalintis aktyviau, valstybei būti aktyvesnei ir labiau girdėti, veikti greičiau, nevyriausybiniam sektoriuje aiškiai komunikuoti, nebijoti atsirinkti, kas jos turėtų remti, verslui tuo tarpu prisidėti ir ieškoti bendros vertės kartu, kad būtų abiem šalim labai naudinga ir vertinga. Nes filantropija turbūt be lūkesčių neegzistuoja. Tai ačiū visiems susirinkusiems, ačiū už klausimą, ačiū, kad klausėt.